Guided – tai ugdomoji partnerystė. Universitete turime 5 Guided mentorių tipus ir jau dabar prasideda tavo kelionė su Guided karjeros mentoriumi. Karjeros mentorystė. Kas tai? Tai unikali galimybė iš anksto susipažinti su tavo ateities kolega, susirasti patikimą patarėją ir sutikti bendramintį su didesniu patirties bagažu. Kaip tai vyksta? Susitikimai su mentoriumi vyks jūsų sutartų laiku ir jūsų pasirinktoje vietoje gyvai ar nuotoliniu būdu. Tik nepamiršk, mentorius tikisi, jog tu parodysi iniciatyvą ir užmėgsi pirmąjį kontaktą bei inicijuosi kitus susitikimus. Nuo ko pradėti? Susisiek su mentoriumi bei susitark dėl pirmojo jūsų susitikimo. Atlik namų darbus. Peržvelk mentoriaus LinkedIn profilį. Dar kartą pasidomėk, ką tavo mentorius veikia dabar ir kuo užsiėmė anksčiau. Pasižymėk, apie kokias patirtis organizacijas norėtum sužinoti daugiau. Apgalvok ir išsigrynink savo lūkesčius. Išsikelk pagrindinį tikslą ar tikslus, kaip dažnai norėtum susitikti su mentoriumi ir kur norėtum, jog vyktų jūsų susitikimai. Kokie gali būti tavo tikslai? Apsvarstyk, kokias asmenines ir profesinės kompetencijas nori ugdyti artimiausiu metu. Turint konkretų tikslą, bus paprasčiau įvardinti mentoriui savo lūkesčius. O galbūt mėgsti konkretumą ir jau žinai savo tikslus mentorystės programai? Nusistačius tikslus gali pasiruošti žingsnių planą, kokių rezultatų nori pasiekti ir jį pristatyti savo mentoriui. Verta prisiminti, kad neprivalai susitikimų metu aptarinėti tik karjeros temas. Su mentoriumi galima diskutuoti pačiais įvairiausiais klausimais, nuo finansų iki įdomių perskaitytų knygų. O jeigu vis tik sunkiai sekasi pradžioje? Ne bėda. Pirmam susitikimui pasiruošk savo prisistatymą. Papasakok, kas tave domina, kuo užsiimi laisvalaikiu, galbūt savanoriauji ar užsiimi kita veikla. Visi šie aspektai padės mentoriui susidaryti viziją, kuo jis galėtų tau padėti ir kaip jūs galėtumėte bendradarbiauti toliau. Jei pritrūksta temų ar tiesiog neramu, kad nebus apie ką su mentoriumi kalbėtis, patarimų gali rasti mentorystės vadove studentams. Na, o jei nutiko taip, kad mentorystės procesas vyksta kitaip nei tu tikėjaisi. Pavyzdžiui, galbūt mentorius negali skirti tiek laiko, kiek tu norėtum. Kreipkis į mentorystės programos koordinatorę. Taip rasime būdą, kaip mentorystės procesą padaryti naudingą, sklandų bei nepamirštamą. Ir net jeigu pradžioje kyla abejonių ir nedrąsu, atmink, jog karjeros mentorius yra visada šalia tam, kad padėtų tau tobulėti ir augti. Tad nieko nelaukdamas ženk į savo Guided kelionę.